Aš čia visi į kamerą papuolam. Leidžiamės. Vilniaus neįgaliųjų dienos centras yra įsikūręs Gėlių gatvė 7. Esu Vilniaus dienos centro vadovė, Nijolė Zenkevičiūtė, ir norėčiau truputėlį plačiau papasakoti apie mūsų paslaugas teikiamas Vilniaus mieste neįgaliesiems ir Vilniaus rajono žmonėms. Mes turime savo transportą, kuriuo atvežame neįgaliuosius į dienos centrą. Dienos centre teikiamos paslaugos yra masažo, socialinės. Į visas šias paslaugas mes atsivežam žmonės iš namų ir juos taip pat galim parvežti. Transportas pas mus riboja. Vien iš Pilaitės galėtume vienu metu atvežti 7 žmonės. Tačiau šio poreikio mes neaprūpiname, kadangi, kaip jau minėjau, galime paimti savo automobilį tik tai 3 vežimėliuose sėdinčių žmonės. Galėtume mes teikti efektyviau paslaugas, todėl kad neįgaliųjų poreikis iš tikrųjų auga Vilniaus mieste. Miestas plečiasi, sensta pati ir visuomenė, pensinio amžiaus su specialiais poreikiais taip pat daugėja. Ir ypatingai žiemos metu, kada žmonės užsidaro namuose, jie nori kažkur išeiti, pasiekti kažkokias paslaugas. Tas paslaugas teikiant norisi turėti naujesnį transportą, kur galėtų daugiau tilpti neįgaliųjų, ypatingai vežimėliuose sėdinčiuose. Ant šalto, kurias ant karšto net nevažiuoja, neužsikurs. Kažkur trasoje tai galima važiuoti, bet labai daug šitą kurą. Nes kompiuteris sugedęs, tas mapas vadinamas, sugedęs ir jis nereguliuoja, normas neturi. Juodi dūmai tik pilasi. Jeigu po miestą, tai daug kuro įma jisai. Daug. Šitas? Jo, 17 litrų dujų įma. 17 litrų? Jo. Remontų nemažai. Remontų nemažai. Būna į dieną 80 km, būna į dieną virš 300. Į metus daug maž apie 30 000. 30 būna daugiau. Šitas transportas, kuom ir tikrai yra geras, kad, pavyzdžiui, kai susiduri su viešuoju transportu ir vairuotojas su jau pritaikytų autobusų, žemagrindžių autobusų privažiuoja labai toli nuo kelkraščio ir tiesiog yra neįmanoma įvažiuoti į autobusą, tai prašai pagalbos vairuotojo, kad jisai rampą iškeltų. Bet vairuotojas būna ignoruoja, tiesiog uždaro duris ir išvažiuoja. O žmonės tiesiog dažniausiai žiūri ir nepaklausia, ar tau reikia padėti, arba tau nereikia padėti. Žinoma, tenka viešojo transporto autobusų laukti ir kokios porą valandų netgi, kai neatvažiuoja žemagrindis, nes pažymėta, kad turi atvažiuoti žemagrindis. Žodžiu, tuomet gerai, aš papildysiu Viktorą, pasakydama tuom, kuo neįgalus žmogus gali keliauti. Tarkim, kaip jis minėjo, iš taško A į taško B, tai tarkim, pirma transporto priemonė tai būtų, tarkim, taksi automobilis, antra autobusas, trečia, aišku, žinoma, būna ir draugai, kurie padeda, ketvirta būtų šios organizacijos transporto priemonė, tai autobusiukas, kuris yra pritaikytas, tačiau, kaip žinom, yra pakankamai senas ir dažnai genda.
tvarkymas nemažai kainuoja. Keliaujant su autobusu, didžiausias problemas, ką Viktoras ir paminėjo. Autobusas privažiuoja toli kelkraščio, vairuotojai nepadeda, buvo ir tokiu atveju, kad išverčia iš vežimėlio. Kaip Viktoras sakė, keliaujant su taksi taip pat yra problema, kadangi ne visuomet automobiliai yra pritaikyti. Įsikitėm taksi, viskas tvarkoj, nuotaika gera, sulaukiam, taksi vairuotojas privažiuoti, daro langą. Paklausė, sako, ar čia jūs laukiat? Mes taip, mes laukiam ir jis sako, žinot, aš tokio krovinio nevežu. Bet yra pas mus, kaip pasakyti, ir sunkesnių negalių, kurie važinėja elektriniais vežimėliais. Tokiu atveju iš vis yra problema tiek į taksi automobilį, nes transportuoti tokią didelę transporto priemonę, kuri ten kartais sveria 35-40 kg, yra sunku. Tam reikia specialus lifto ir žmogus paprastai nepersės, jam žinoma reikia pagalbos. Dėl to automobilis su liftu taip pat yra labai geras dalykas. Ypač kai žiemą vairuotojas privažiuoja prie laiptinės, tau tiesiog nereikia eiti tolimesnį kelią iki stotelės. Jeigu stotelė yra toliau, pats vairuotojas ten porą metrų būna iki laiptinės, tau padeda privažiuoti prie automobilio, įsodina tave ir, sakau, tu tiesiog nerizikuoji, ar tu būsi nedavežtas iki savo darbo arba kažkokios tai užimtumo centro ir panašiai. Mūsų automobilis iš tikrųjų yra senas ir kaskart su kiekvienais metais vis dažniau ir daugiau pinigų reikia skirti jo remontui. Naujo neturime ir senas pastoviai gendantis yra. Dienos centro lankytojams ir vėlgi mes galėtume juos atvežti daugiau, jeigu turėtume didesnį automobilį, ne tik 3 vietas, bet galėtume ir 5, 6, kai dabar naujieji automobiliai tai leidžia padaryti, kad išsiema sėdynės, išsiema jų daugiau, pagal tai galima koreguoti srautą neįgaliųjų atvežimą ir automobilis tada tarnauja labai efektyviai. O ši transporto paslauga mums yra labai gera, kadangi vairuotojas visuomet padės, jeigu tenka keliauti ir su tašėmis, ir su daiktais, taip pat ir žiemos metu. Yra sunku išvažiuoti iš namų, būna sniegas, lietus, dažnai šaligatviai būna nenuvalyti, dėl to žmogui yra sunku keliauti. Tas vairuotojas mums yra kaip antrosios kojos ir padeda nusigauti iki automobilio. Tai mūsų efektyvumas paslaugų priklauso būtent nuo senstančio transporto, kuris jau yra iš tikrųjų ir morališkai, ir techniškai pasenęs.